Bičiuliai, techninis video. Šitam objekte mes turim, mato tokį labai įdomią užduotį, kurią mūsų suformulavo labai šauni Kauno architektų grupė AG studijoje Grytė. Kaip sakė, aš esu iššūkių gamintoja, tai jinai šitoje vietoje patvirtino savo žodžius, nes aš pirmą kartą darau tokį didelį radiusą, kintantį radiusą ir kaip jį galim padaryti. Aš jums dabar trumpai papasakosiu ir iliustruosim jau video iš gamybos. Tai dabar žiūrėkit, yra trys užduotys. Vienas tai yra, kaip matot, turi būti rėminanti lenta. Baigtas ir rėminanti lenta. Šoninė, rėminanti, kur užeina su viršum ir turi tam tikrą lūpą. Dabar, kai mes turim tokią užduotį, mums sunkiausia yra tai, kad karkasas privalo būti tvirtas. Ne tai, kad kažkokius pagaliukus nuleidau, privežiau lentas ir belenkai pripjojau. Lento savo, karkaso savo. Ne. Karkasas užduoda formą išorėje, išorė užduoda formą būtent šitam radiusui, šitas radiusas užduoda lankščiai dalį. Tai iš principo pirma užduotis mes buvo suformuluoti tvirtą karkasą ir šitą mes padarėm iš aliuminio. Valcavom, virinom, dėliojom. Pats virinimas rėminančių kopėčių vyko va šičia pagal faktą. Tai yra tikrai daug laiko užėmęs darbas. Bet šitoj darant šitą užduotį mes privalėjom tai padaryti, nes mums reikia tvirtos atramos. Kai turėjom šitą jau šonę liniją, jinai tapo mūsų šablonu, būtent terasos lentų nupjovimui. Klausimas, kaip šitą dalį padaryti. Padarėm su frezos pagalba. Tai suformavom tokį šabloną. Tai yra, kaip matot, yra kreipiančioji liniuotė, kuris skirta dirbti nuo atramos, frezuot, pjaut ar dar kažką, tam tikrų fiksuotų atstumų. Ne? Ir šitoje vietoje mes panaudojom kotinę frezą. Bet problema, kad mes turim radiusą, tai reiškia, mes turim kintantį atstumą. Turiu du atramos ratukus, plus trečias tai yra freza mūsų pjovimo taškas. Dabar, kadangi aš turiu radiusą, o du atramos taškus, tai reiškia, prie skirtingo radiuso mano šitas taškas šiek tiek kito atstumas nuo krašto. Ne? Aš kai užsidedu, kur mažesnis radiusas, automatiškai jinai biški yra arčiau. Ne? Tai aš pirmiausia nusifrezavau iki čia, ne? O toliau atstumą pridėjau tą. Kadangi, kaip sakau, radiusas kinta, šitas atstumas irgi šiek tiek kinta. Bet ten, kur mažesnis radiusas, tai tiko 4 mm atstumas, gavosi skirtingas. Čia 13, ten 12,6. Bet kadangi pas mane lūpa užeina apie 15 mm, man šitas atstumo kitimas nėra problema. Tai dabar frezuojant, pirma užduotis buvo pasidaryti pirmąjį griovelį. Pilnai aš negalėjau pjauti su visa freza tam, kad visą gilį, nes milbordas, kaip matot, turi griovelius 2-3 mm iki 3 ir kopijuojant mano freza šiek tiek dreba kinta. Kitas dalykas, padas, kuris eina, taip pat eina nelygių paviršių. Plus lentų aukščiai yra skirtingi milbordo savybė. Tai aš atvažiuodamas vis turėdavau pasikoreguoti. Jeigu aš per visą ilgį būčiau frezavęs 32, būtų labai dideli paklydimai. Būtent to dėl tų nelygumų ir dėl to svyravimų. Dėl to aš pirmiausia prasifrezavau 5 mm griovelį, kad tie pabėgimai būtų visiškai nežymus. Toliau aš turėjau jau išfrezuotą griovelį, tai yra mano praktiškai šitos siūlės užfiksuotas faktas. Antra užduotis, man reikėjo tiesiog nupjauti likusius galus. Aš tą padariau šitą frezą, tiesiog nuleidęs iki dugno ir pravažiavęs viską nupjaučiau, palikdamas mano griovelį šabloninį ir 3-4 mm tos mėsos, kurią aš paskui gražiai nusilyginau su kopijavimo freza. Matot, kur buvo viršutinis griovelis, būtent mano kopijavo viršutinis guolis kopijavo viršutinį griovelį. Ne? O šitą likusi dalis man gražiai nufrezavo visą lentos kraštą. Tai tokiu būdu aš gavau tą savo preliminarų kontūrą ir tada man beliko tik su švitriniu popieriu apsilyginti ten kažkokius nelygumus. Nes milbordas tokia medžiaga, kur pas ją yra viduj, yra duobių, yra pūslių, yra dar kažko. Tai kopijuojant, kartais būdavo, kad pabėga ta ideali linija. Tai ir jau kai turėjom visą mūsų kontūrą,
Mums beliko imti milbordo lankščias linijas. Lentas dabar šitoje vietoje, kaip sakau, man dėl ko patinka milbordas. Nes jeigu tu turi per siaurą lentą, tu gali susiklijuoti platesnę. Tai yra toks kaip akytas betonas. Jis labai lengvai limpa, labai tvirtai susiklijuoja. Gali be problemų pratęsti. Siūlės galima dažyti, kad nebūtų matyti visų raštų perėjimo. Toliau jis turi šoninės lankščias linijas, kaip matot, kur visiškai nebuvo problemų. Jie turi lankščias, būtent ką mes ir naudojam, lankščias apvadinės lentas, kurias tu gali lankstyti. Šitoje vietoje galbūt didžiausią iššūkį mes dabar turėjom tai, kad kaip matot, žiūrėkit, čia mes atėjom su standartiniu rėminančia lenta 15 pločių. Ir užsakovas sakė, žinai ką, Sauliau, davai padarom kažkokiu būdu testinumą, ne? O šitas yra viso labo 50 mm. Tai mes ėmėm 2 kvadratinės rėminančias šitas lankščias linijas. Ne? Matot, kvadratas, kvadratinė forma. Ir kitos rūšies, kuri turi su apvaliu kantu. Tai va, tokiu būdu mes tiesiog klijuojam, veržiam, lenkiam be problemų. Didžiausia problema yra tai, kad milbordas, jeigu čia yra nevienodas aukštis ir montuojant lentas mums reikia gaudyti, tai dabar mes aukščių skirtumą turisi gaudyti 47-48 mm vatosių blankutėse. Plus kitas smagus dalykas buvo tai, kad šituose 48 man reikia juos suklijuoti, o jų lygiai taip pat geometrija. Lygiai gretai, trapecija, lygiai gretai, nes šleivi kreivi. Ir man reikėjo pirmiausia pasidaryti būtent šitas klijuojamas juostas stačiais kampais, kad susiklijuotų gražiai. Čia dar mes turėjom iššūkį. Dabar šitie 3, jie ateina 50 mm. Sakytumėt 50 ir 3 gaunam 150 idealu. Kadangi atvažiavo geometrija netokia, man teko jas visas įsiaurinti ir gavosi taip, kad visos 3 yra 140 mm. Čia ateinu 150, čia turiu 140. Kaip mes sprendėm, kaip ir sakiau, milbordas yra nuostabus gaminys, kad tu gali įstert. Matot, mes įterpėm kylį, kuris iš centimetro sueina į pleištą ir mes jį įklijavom. Tokiu būdu iš 15 perėjau 14, vizualiai akis net nemato šitų dalykų. Tai va, bičiuliai, tokį iššūkį mums sugalvojo AG studija. Mes jau ties juo dirbom, aš dabar net galvoju, gal 3 diena. 3 diena ir ko gero šiandien gal ir nebaigsim. Kaip matot, mažos razinkos terasose užima labai daug laiko, bet tos detalės ir padaro terasas išskirtinėmis. Tai va, bičiuliai, šios terasos vinis lenkta rėminanti linija ir kaip mes ją padarėme. Tai kaip sako, pamoka, kuri mums kainavo, patikėkit manim, tikrai nemažai. Nemažai tai reiškia, mes įlindom tikrai į 3-0 zoną ir pirmas skaičius tikrai ne vienetas. Tai va, aš jums savo skaudžią, brangią pamoką perduodu, atiduodu, galbūt kažkam iš jūsų bus naudinga. Spaudžiam laikus, tam prenumeratoriais ir iki kitų kartų. Aišku, kadangi mes turėjom kintantį, vat kaip būna kartais, ir žūtgali vardan turinio.